Pasaulyje, perimtam titanų, du didvyriai kovoja dėl laisvės. Sėkmės tau. Tau irgi pralau. Aš einu į kairę, tu varyk į dešinę. Atsimink, mes buvom įkritę į radiacijos, kaip ten jis vadinas. Taigi mes galim girdėti vienas kitą iš 5 kilometrų. Ir kalbėt? Taip. Supratau. Hele! Skrendu. Pavelniais. Kas buvo? Ateinu. Dasibaigsi tu pagalai šiandien ar ne? Šaunus kielas, brolau. Ačiū. Čionais prie dar vienas yra čiuvelis. Girdi. Jie ne čiuveliai, jie vadinami titanai. Tu turi surimtėti. Tu jau nebe paauglys, tu užaugęs. Dar prisimenu tas akimirkas, kai vadinau visus žmonės čiuveliais, tai dėl to. Kaip ir aš. Hele! Ką tu čia darai? Aš sakiau, išsiskirstam. Aš ieškau, atsiprašau. Va, pavyzdžiui, ką tik radau. Nagi. Tas... Beje. Nagi. Nė velnio. Nieko nematau. Galinga pagalba, brolau. Mažai betrūko. Taip ir toliau. Stenkis nepražūt, brolau, mes vienintelį išgyvenę. Ne, dar yra vilties. Argi vis dar neatsimeni, kodėl mes šią misiją patraukėm, broli? Mes turime surasti, jeigu yra vilties, kam nors dar gyvena. Na, čia buvo sunki kova. Bet aš išieškosiu. Broli. Aš žodžiu juos, jų liko maždaug apie 2. Kairiai pusėj, kur tu mane nuvedei, tenais beveik švaru viskas. Aš radau 2. Aš matau tau niekada skrendu į tavęs. Aš imu tą su juodais plaukais, ar čia jie bus su juodais plaukais. Imu mažą. Ne? Nesvarbu, jie visi labai... Mums pavyko! Tai čia aš atkiršysiu už savo brolį! Kodėl mano brolis privalėjo žūti? Dabar aš likau vienas pasaulyje. Daugiau gyventi nebeverta. Dabar. Teks nusižudyti save. Kas tenais? Reikia nueiti pažiūrėti. Pavelniais, man kur žmonės negali būti taip, kad nėra nei vieno. Pavelniais. Ei! Tu užstrigai čia? Ne. Kaip tu čia atsiradai? Tuo pačiu galėčiau ir tavęs paklausti. Nagi, greičiau, reikia tave nuvesti į saugumą.